Saudi Arabija per pastaruosius metus bando pakeisti savo įvaizdį pasaulyje. Investuoja daug pinigų į valstybės imidžą kitose šalyse, turizmą, renginius ir kitus projektus. Jie labai nori konkuruoti su Jungtiniais Arabų Emiratais ir taiko panašų marketingo modelį į Dubajaus. Stato didžiausią pastatą pasaulyje ir nori tą vardą atimti iš Burj Khalifos. Taip pat paskelbė savo Dubajaus palmių dirbtinio salyno atitikmenį. Vienoje linijoje statoma įspūdinga miestą pavadinimu The Line. Linija. Pažvelkime, kas tai per fantastinį filmą primenantis projektas. Idėja miestą statyti ištisoje linijoje prasidėjo dar XIX amžiuje. Ispanijos miesto planuotojas Arturo Soria sugalvojo linijinį miestą, per kurį galėtų patogiai važinėti tramvajus ir būti vedamos kitos infrastruktūrinės linijos, tiesiami keliai, kartu ir santechnika, dujos ir taip toliau. Iš dalies Arturas savo sumanymą pritaikė Madrido rajonui Ciudad Lineal, tačiau plačiau tai įgyvendinti pritrūko palaikymo. 1930-ais šveicarų prancūzų architektas Le Corbusier sukūrė utopinę svajone vadintą konceptą – linijos formos miesto planą Ville radieuse. Tai turėjo būti pailgas miestas, kuris būtų žmogaus formos su galva, stuburu, rankomis ir kojomis. Ten turėjo būti visko nuo žalumos iki didžiulių dangoraižių. Nors ši idėja ir įkvėpė nemažai architektų darbų visame pasaulyje, pats Ville radieuse projektas niekada nebuvo įgyvendintas. 20-ojo amžiaus 6-ajame dešimtmetyje prancūzijos architektas Jonas Friedman siūlė erdvinio ir modulinio miesto idėją, kuris būtų statomas ir vertikaliai, taip išsprendžiant nesuvaldomą miestų plėtrą. Tačiau tai teliko jo samprotavimo ir intelektinio smalsumo vaisiumi. O štai 7-ajame dešimtmetyje architektų firma sukūrė radikalų meninį projektą pavadinimu Tęstinis paminklas – visiškos urbanizacijos architektūrinis modelis. Tai didžiulio miesto savireferencinė konstrukcija, neturinti jokios apibrėžtos funkcijos ar materialumo. Ji išpildyta nesibaigiančių nekintančių tinklų. Šis projektas buvo protestas prieš modernizmą, masyvias konstrukcijas, urbanizaciją, dizainą ir kapitalizmą. 2021 Saudi Arabijos kronprincas Mohamedas bin Salmanas per šalies televiziją išplatino prezentaciją, kurioje paskelbė apie didžiulį 500 milijonų JAV dolerių vertės projektą. Dykumoje vienoje linijoje iškilsianti mega miestą. Jis skelbė, kad pirmoji statybų fazė turėtų būti pabaigta 2030-ais. Miestas pavadinimu The Line yra apibūdinamas kaip 170 km ilgio ir 34 kvadratinių kilometrų ploto architektūrinis šedevras. Lyg gulintis dangoraižis, iš abiejų pusių padengtas veidrodžiu ir įkastas į dykumos smėlį. Numanoma, kad jame kažkada turėtų gyventi apie 9 milijonų žmonių. Jo konceptas buvo įkvėptas prieš tai minėtų istorinių samprotavimų. Jo kūrėjai skelbia, kad tai yra architektūrinis šedevras ir revoliucinis, futuristinis, urbanistinis žmonių gyvenimas. Su patogia infrastruktūra ir viskuo, ko reikia moderniam žmogui, norinčiam gyventi filme apie ateitį ar utopinėme kompiuterinėme žaidime. Manoma, kad linijos mieste bus kalbama virš 8 kalbų, kadangi ten gyven žmonių iš įvairiausių šalių. Jei jūs mėgstate keliauti ar įsilieti į tarptautinės bendruomenės, siūlau išbandyti šio epizodo rėmėją Speakly. Tai 2 poliglotų įkurta programėlė, kurie sukūrė unikalų kalbų mokymosi metodą. Programėlės pagalba kalbas išmoksite daug greičiau, ji koncentruota į jos naudojimą kalbant ir greitą tobulėjimą. Taigi, pasirinktą kalbą galėsite pradėti kalbėti ir praktikuoti jau nuo pirmos dienos. Speakly ir jų metodai skiriasi nuo kitų programų, todėl mokytis neatsibos ir procesas nebus monotoniškas. Jų praktika sako, kad bent 30 minučių į dieną Speakly naudojasi žmonės, pasirinktą kalbą įvaldė per 3-4 mėnesius. Daugiau apie Speakly galite rasti šio video aprašyme. Užsiregistravę per ją, taip pat galėsite ją išbandyti 7 dienas nemokamai. O nusprendus įsigyti metinį planą gausite 75% nuolaidą. Entonces, gracias a los patrocinadores y volvamos al episodio. Pasakojama, kad linijoje bus žalumos, slėnių, stadionų, parkų, greičiausias pasaulyje traukinys,
Daug kur gelbės pažangiausios dirbtinio intelekto valdomos technologijos, pastatai bus statomi vertikaliai ir taupant vietą. Daug ką bus galima pasiekti pėsčiomis arba viešuoju transportu, o veidrodinė miesto apdaila padės susilieti su natūraliu dykumos vaizdu. Nors Saudi Arabijos atstovai tai neigia, visai neseniai pasirodė informacija, kad projektas mažinamas ir ne šiaip sau apie 98%, bet idėja bus vis tiek įgyvendinta, o statybos darbai jau pradėti. Pats miestas iš pradžių visgi bus tik 2,4 km linija, talpinanti 300 000 žmonių, kas vis vien bus ilgiausias linijinis miestas istorijoje. Tačiau visą tai su mintimi miestą toliau plėsti ir statyti linijoje, veikiausiai iki prieš tai planuotų 170 km ilgio. Projekto atstovai teigia, kad projektas nesumažintas, o suskirstytas fazėmis. Nors ir statomas vidury dykumos, skelbiama, kad linijos miestas bus tvarus, tausojantis aplinką, energiją ir tobulas gyventi. Jis ilgainiui turėtų sukurti 460 000 naujų darbų, o prie bendro šalies produkto pridėti 48 milijardus JAV dolerių. Ši linija yra statoma 2017 įkurtame urbanistinėme Saudi Arabijos regione Neom. Maždaug trečdalio Lietuvos dydžio zonoje, prie Raudonosios jūros ir Akabos įlankos bus visko. Nuo pramoninių kompleksų, didžiausių pasaulio prekybos centrų, turistinių kurortų ir kitų megaprojektų. Ir visą tai maitins atsinaujinantys energijos šaltiniai. Taip Saudi Arabija siekia sumažinti šalies priklausomybę nuo naftos išteklių. Visą tai norima jau pabaigti 2039 metais. Neomas Saudi Arabijai turėtų kainuoti 1,5 trilijardo JAV dolerių. Nors kritikai civilizacijos revoliuciją apskelbtų linijos projektu labai nesižavi. Sako, kad toks konceptas nėra nieko naujo ar neįtikėtino. Taip pat yra blankus, monotoniškai ir bereikalingai suregstas. Jie samprotauja, kad žmogus tokioje struktūroje nesijaus laimingas ir apskritai nėra sutvertas gyventi apibrėžtoje struktūroje. Žmogui neva reikia centralizuotų ir kažkur koncentruotų bendruomenių. Todėl gyvenimas linijoje gali paveikti gyventojų psichologinę sveikatą. Kai kurie miesto rajonai taps per toli ir atskirti, o viskas bus per daug priklausoma nuo technologijų. Tai jei kažkas nutiks ne taip, gali sugriūti visas miesto ciklas. O veidrodinės miesto sienos gali neigiamai paveikti gyvūniją bei paukščių migracijos ciklus. Kai kurie architektai mano, kad tai yra trečiakursio architektinė užduotis, o ne rimtas ir inovatyvus projektas. Prie visko prisideda ir kaltinimai žmogaus teisių pažeidimais, prastomis darbuotojų sąlygomis ir net žūtimis. Dėl naujų planų šioms žemėms yra planuojama jėga iškeldinti apie 20 000 vietinių žmonių, tarp jų ir nuo 16 amžiaus gyvuojančią Hoveitat gentį. O ką galvojate jūs, ar norėtumėte gyventi linijos mieste? Aš asmeniškai manau, kad jame apsilankyti būtų įdomu, bet gyventi nesiryžčiau. Savo nuomonę pasidalinkite komentaruose. Ačiū, kad žiūrėjote, ačiū šio epizodo sponsoriui Speakly ir iki kito karto.